Sveikinamės su Kupiškėnų studijos laidų savaitės žiūrovais. Kupiškio rajono savivaldybės administracija parengė 2024 m. Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto projektą. Kviečiame gyventojus ir juridinius asmenis susipažinti su parengtu biudžeto projektu ir iki vasario 7 dienos teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto. Savivaldybės gyventojai ar juridiniai asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto savivaldybės merui raštu arba elektroniniu paštu, kurį matote ekrane. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai pristatė bibliotekininko, istoriko Minijaus Pučėtos parengtą ir sumanytą parodą skirtą šiaurės šalių dizaino raidai. Paroda parengta asmeninės kolekcijos pagrindu buvo inspiruota kasmetinės šiaurės šalių literatūros savaitės renginių ir skatina pažinti šių savitų kraštų kultūrą ir meną, papildant literatūrą dizaino pavyzdžiais. Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje įvyko Kupiškio rajono savivaldybės mero padėkos vakaras. Kupiškio kultūros centre įvyko Kupiškio rajono savivaldybės mero padėkos vakaras. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro režisierius Gedmantas Jozėnas. Vakarą savo programą pradėjo Kupiškio meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai.
užkeikiu nūnai, virskit medžiai žaliais, ąžuolas šiuos laukuos, bus miškų pažiba, uosis ošir kukuos, gegužėlė raiba ir berželis prie jo liemenėlio dailus, mergužėlė rimus, kol bernužio įlaus. Vėtros smarkiau, barkit guoskite mus, mes negrįšim daugiau niekados į namus. Užkit vėtros smarkiau, barkit guoskite mus, mes negrįšim daugiau niekados į namus. O pačiam vidury apsigubus skara, aš eglelė niūri, seno žvejo dukra ir vienodai tamsi vasarėlė žiema, mėlynam liūdesy rymosiu laukdama, man prie šono linkuos čia beržai milžinai, priešais jūrą banguos, amžinai, amžinai. Užkit vėtros smarkiau, barkit guoskite mus, mes negrįšim daugiau niekados į namus. Užkit vėtros smarkiau, barkit guoskite mus, mes negrįšim daugiau niekados į namus.
tansime laja salaitę, saligrinį putų putaku apitipu ir jalę. Savivaldybės meras Algirdas Raslanas visiems padėkojo už nuveiktus darbus, iniciatyvas, renginius, bendruomeniškumą bei palinkėjo visiems prasmingų darbų ir sėkmingų metų. Mero padėkos vakaras. Tai yra tradicija. Tai išties tęstinumas to, kas buvo daroma anksčiau ir turi būti daroma ateityje. Bet žodis padėka ir žodis ačiū talpina savyje daug daugiau. Tai visų pirma padėka ir matymas tų žmonių, kurie prisidėjo prie įvairiausių gėrių kūrimo. Dažniausiai tai žmonės, kurie įdeda labai daug laiko, bet pradeda nuo idėjos, nuo minties plėtojimo, iki didžiulio darbo ir atviros širdies, parodant tai, ką sukūrė. Tai štai jiems ta žodis ačiū yra labai atvira kita širdis, kuri mato tą grožį, kuri tą grožį įvertina ir kuri tą grožį gerbė. Šiandieną puikia proga pasakyti ačiū mūsų kultūros žmonėms. Pradedant šviečiančių gražiai muziejumi iš vidaus ir iš išorės. Leidžiant knygas, jas pristatant, organizuojant seminarus, parodas ir kitus gražius dalykus. Tai ačiū labai muziejui už tos kultūros dalį ir už atvirą širdį. Ačiū labai bibliotekos kolektyvui su 16 skyrių, kurie puikiausiai įsikūrė naujose rūmose ir skleidžia tą išminties gėrį, kuris atsispindi mumise kitą supratimu, samprata, perspektyva. Ačiū jiems. Ačiū labai kultūros darbuotojams, kurie puikiai pristato Kupiškį Lietuvai. Ir tai yra labai svarbu, kad mes pajustumėm jų darbą, indėlį, kūrybą ir priimtumėm atvirą širdimi. Ačiū tiems, kurie kūrėt grožį mieste. Štai kalėdinis laikotarpis parodė, kad mes mokame puoštis, mes mokame džiaugtis, mes mokame įvertinti visų metų mūsų pasiekimus. Ir čia taip pat yra gera proga pasakyti ačiū administracijos darbuotojams, kurie nuoširdžiai dirbo visus metus įgyvendinant ne tik kultūrinius projektus, bet taip pat ir infrastruktūros. Tiltas naujas šalia Juodpėnų ir veikiantis baseinas. Didelis ačiū Jums už tą didžiulį triūsą. Šiandien didelis ačiū taip pat švietimo darbuotojams. Ir darželių, ir progimnazijos, ir taip pat gimnazijos pedagogams. Mes turime daug talentų. Ir tai yra svarbu, kad mes galime pasakyti jiems ačiū už tą perspektyvą. Ir ačiū, jeigu jūs sugrįšite į Kupiškį, kaip jauni nauji specialistai. Šiandien taip pat didelis ačiū štai tiems jauniesiems talentams, kurių mes, kaip matote, turime. Ir ačiū jų pedagogams, kurie puikiai juos lavina ir ugdo. Taip pat šiandieną didelis ačiū iš anksto mūsų didiesiems korifėjams, operos primadonai Viktorijai ir mūsų Kupiškėnui didžiam maestro Vytautui. Tai štai šitie didelis ačiū nėra pabaiga. Ta ačiū, sakykime, vienas kitam dažniau. Neždami ir atverdami širdį, dažniau ačiū, sakykime, mintyse. Ir sakykime ačiū kiekvienam šypseną. Ir mes būsime vieningi, ir mes būsime laimingi, suprasdami vienas kitą ir vienas kitam dėkodami. Štai čia ir yra didžioji vertė padėkos ir didelio žodžio ačiū. Ačiū Jums. Susirinkusius į mero padėkos vakarą pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdemaras Valkiūnas. Džiugu, kad Kupiškis išlaiko savo markę, savo jėgą ir kaip meras čia jau minėjo, ir baseinas, ir
biblioteka ir kiti objektai, kurie tik pagražino ir dar daugiau jėgos suteikė Kupiškiui. Norisi dar padėkoti buvusiam merui Dainiui už baseiną, už tos darbus. Ačiū Jonui Jaručiui, kur mes kartu balsavom ir kad papildomai būtų lėšų baseinui pabaigimui. Ačiū visiems tiems, kurie prisidėjo, seniūnijos darbuotojams ir visiems administracijos darbuotojams, kad jūs ne tik, kaip sako, už pinigus, bet kaip tas Pareto dėsnis, tas 20%, kur ne už pinigus jūs dirbat, už idėją, tai yra varomoji jėga, kur, kaip sakant, prideda tą pridėtinę vertę, ką jūs sukūrėte, ką jūs padarėte ir ką dar mintise turite, kaip pagražinti, pagerinti Kupiškio gyventojų gerovę. Mero padėkos vakaro metu buvo apdovanoti kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso Šventiškiausia nuotaika 2023 nugalėtojai. Padėkas įteikti padėjo konkurso komisijos pirmininkė Irena Mockuvienė. Jau nuo 2015 metų savivaldybės administracija rengia Šventiškiausios nuotaikos konkursą. Aišku, buvo keletas metų, tai COVID laikotarpis, kuriuo tuo laikotarpiu mes jo nerengėme, bet vėlgi 23 metais šį konkursą surengėme. Konkurso tikslas paskatinti kurti jaukią kalėdinę šventinę aplinką, puošiant vitrinas, puošiant balkonus, puošiant aplinkas ir kad tos iliuminacijos užsidegusios sukurtų tokią šventinę kalėdinę nuotaiką ir ta kalėdinė nuotaika įsivyrautų visų mūsų kupiškėnų namuose. Savivaldybės administracija sudarė komisiją vertinimo ir vertinome vitrinų puošybos originalumą, stiliaus vienovę, estetinį įspūdį dieną ir, aišku, svarbiausia, tamsiuoju paros metu, na ir sukuriant tą bendrą džiugę šventinę nuotaiką. Konkurso dalyviai buvo vertinami 3 grupėse. Tai įmonių, įstaigų, organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir individualių namų savininkų grupėje. Buvo paskirtos prizinės vietos, tačiau ne kiekvienoje grupėje buvo 1 ir 2. Tai tiesiog komisijos vertinimu, kai kurių pozicijų gal buvo atsisakyta ir priimti sekantis tokie sprendimai, apie kuriuos mes ir paskelbsime. Kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso Šventiškiausia nuotaika 2023 mero padėkos raštais ir piniginėmis premijomis įmonių, įstaigų, organizacijų grupėje apdovanoti. 3 vietą užėmė siuvimo salonas Pikų dama už šventiškiausios aplinkos kūrimą. Premija 200 eurų. 1 vieta skirta uždarai akciniai bendroviai Kupiškėnų mintys už šventiškiausios ir originaliausios vitrinos sukūrimą. Premija 500 eurų. Nevyriausybinių organizacijų bendruomenių grupėje 3 vieta Kupiškio krašto žmonių su negale sąjungai už kūrybinės iniciatyvas gražinant aplinką. Premija 200 eurų. Bei Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijai už kūrybinės iniciatyvas gražinant aplinką, taip pat 200 eurų. Individualių namų savininkų grupėje 3 vieta už šventinės namų aplinkos sukūrimą Čiovydžių kaimo gyventojai Vestai Velutieniai, Svedenių kaimo gyventojai Gintariai Butvidei ir Kupiškio miesto gyventojai Audroniai Grodskytei. Laimėtojams skirta po 200 eurų. 2 vieta skirta Alizavos kaimo gyventojai Noviliai Bickuvieniai už kūrybinės iniciatyvas gražinant namų aplinką. Premija 300 eurų. 1 vieta skirta Paketurių kaimo gyventojai Jolitai Janušoniniai už stilingiausios ir šventiškiausios namų aplinkos sukūrimą bei Lukonių kaimo gyventojui Justinui Sutkui už šventiškiausios namų aplinkos sukūrimą. Premijos po 500 eurų.
Savivaldybės meras Algirdas Raslanas taip pat pasveikino 2023 metais gimusių dvynukų ir šių metų pirmąją dieną gimusios mažosios Kupiškėnės šeimas. Renginyje svečiavosi operos solistė Viktorija Miškūnaitė, kuriai akompanavo Vytautas Lukočius. Aš atsivežiau keletą operos klavyrų ir mes dabar pradėsim groti. Ar pavalgėt? Ne? Nes operos dainininkai, žinokit, ateina ir opera be 3–3,5, o jeigu Wagneris, daug dievė, ir 4 ir 5 valandos. Biškai trumpiau negu paskutinis Koršunovo spektaklis, kur 6 valandos. Vat kaip atskirti operą, pavyzdžiui, nuo operetės? Liūdnai, ne tas žodis. Miršta.
Pavyzdžiui, vat girdėjote Traviotą, Violeta, ką daro spektaklį? Visi dainuoja, pakelkim, o kas nors išbuvo iki 4 veiksmo iki galo. Guli lovoj, kosėja, džiova serga. Antibiotikų dar nebuvo, kai Aleksandras Diuma parašė Damą su kamelijais. Ir numiršta. O dabar kitą operą irgi atnešiau, kur yra Giacomo Puccini, opera Bohema. Ir ten yra 2 veikėjos. Viena yra pasiutusi kaip Viktorija. Jinai nemiršta, jinai yra kurtizanė, jinai šoka, linksmina vyrus, visi jos geidžia, jinai linksminasi, ją dažniausiai dainuodavo Asmik Grigorian prieš karjerą. Paskui jinai dabar sakė, dabar aš jau jos nebedainuosiu, nes jin dabar dainuoja būtent tas mirštačias rolės. Nu, tai Madame Butterfly nusižudo, Čiočio San gale, taip, nes Toskoje, kiek pažiūrėsi, tikrai nesumaišysit. Jeigu pamatysit, kad mirė, žinosit, kad buvot operos teatre. Jeigu nemirė, buvo, reiškia, Kauno muzikinė. Arba Klaipėdos muzikiniam teatre. Tai dabar yra 2 tokios nepaprastos rolės. Taip pat sušalusi Paryžiaus butelėje gyvenanti Mimi, kuri neturi pinigų malkom, galėtų atvažiuoti ir į Kupiškį, čia duotume mes jai tų malkų, bet, žinot, Paryžiuje brangios malkos, bet kol jinai dainuoja, dar gyva. Nu, tai vat nors tiek. O kita bus Miuzetės valsas, kur jau Viktorija sužibės, nes tai yra jos, sakyčiau, kažkokia tai tokia dalis prigimties. Jinai turi ne tik tai nuostabų balsą, bet ir nepaprastas akis. Taigi žiūrėkit ir prašykit, kad jinai būtų atsimerkus.
kadangi Viktorija labai gerai plaukė, neteko ir plaukikės. Jos rezultatas buvo tik tai kokiam 2 sekundėm prastesnis už Rūtos geriausią rezultatą. Na ir ačiū Dievui, nes būtų plaukiojusi kitur, o dabar jinai plaukė muzikui. Tai įsivaizduot, ir baseino nereikia statyti. Ir, supranti, užtenka tik tai va, davei žmogui padainuoti ir plaukiojom. Tai Viktorija plaukiojo ir prisiplaukiojo, todėl kad pas mane buvo studentė, ilgai mokysi. Operos studijoje aš dainuoti nemoku, girdėjau, kad išsižioju, ten kažkas vyksta keisto. Ir jums siūlau nepradėti, nes dabar pastatė baseiną, eikit geriau ten plaukiot. Judita. Aš nežinau pati, iš kur tokia aistra širdį, kad tu su manim esi, kai su manim kalbi, kai akis žvelgi. Aš nežinau pati,
Įdomiomis veiklomis pasižymintis Kupiškio 3 amžiaus universiteto literatūros fakultetas surengė netradicinę proto mankštą. Fakulteto dekanė Liuda Kopustienė pristatė žaidimo taisyklės bei Liną Matiukaitę, parengusią net 4 protų mūšio turus apie Kupiškio kraštą ir jo žmonės. Rungėsi 3 komandos – smalsuolių, naivuolių ir dar nesutema. Daugiausia taškų surinko naivuolės, nedaug te atsiliko kitos komandos. Kupiškio etnografijos muziejus vasario 9-10 dienomis kviečia į virtualios realybės filmo Angelų takais peržiūrą. Filmas sukurtas naudojant 60 tiek labai žinomų, tiek rečiau matomų lietuvių dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų. Įsigyti bilietus ir rezervuoti laiką galite internetinėje svetainėje, kurią matote ekrane. Sausio 23 dieną Kupiškio kultūros centro Alizavos padalinyje vyko padėkos vakaras. Jo metu gražiausi žodžiai skambėjo rėmėjams, partneriams ir visiems geros valios žmonėms, kurie pagelbėjo vykdant įvairias Alizavos padalinio veiklas. Koncertavo Kupiškio kultūros centro Alizavos padalinio meno vadovas Saulius Balys, Noriūnų padalinio moterų vokalinis ansamblis Naktakė ir moterų vokalinis duetas vadovė Irena Jėčiuvienė. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.